kartais toks ir priekaištas būna, ar ne, iš tų vat, vyresnių žmonių jaunimą, kad jūs čia turit visko labai daug, jūs turit labai daug laisvės ir panašiai. Jo, bet tada vat, su ta laisvė ateina ir tais pasirinkimais gausybę tu pasimeti, ar ne, nu, nes kaip tiesiog pasirinkti, ką pasirinkti, nes yra pasiūla labai didelė. Sveiki visi, mes esame Podcast Nesveikas ir šiandien su jumis aš Domas. Aš Augustė. Taip pat šiandien turime gerbiamą svečią, kurio prašysime, kad prisistatytų. Tai sveiki, esu Gintarė. Studijuoju sveikatos psichologijos magistrantūrą ir taip pat esu Lietuvos psichologijos studentų asociacijos prezidentė. Tai malonu, kad pasikvietėt, tikiuosi, kad bus naudingas pokalbis. Taip, mums irgi labai malonu, kad sutikai dalyvauti šitame pokalbyje. Tai gal pirmiausia pradėkime nuo biškį trumpo prisistatymo, apie kas yra Lietuvos psichologų studentų asociacija, arba trumpinys LIPSA. Taip, tai iš tikrųjų LIPSA ir yra studentų organizacija, kuri vienyje visus Lietuvoje studijuojančius psichologijos studentus iš visų universitetų ir iš principo suteikia erdvę bendradarbiavimui, profesiniam tobulėjimui, kol dar yra studentai. Tai iš tikrųjų organizuojam daug įvairių renginių tiek psichikos sveikatos temomis, tiek apskritai apie įvairias psichologijos sritis. Tai pagrindinė tokia misija yra atstovauti psichologijos studentus, jų poreikius išsakyti, prisidėti ir prie studijų kokybės gerinimo, tai bendradarbiaujam ir su universitetais beveik visais ir organizuojant kažkokias tai bendras iniciatyvas ir veiklas, taip pat ir iš savęs daug darome, turim aktyvų biurą, kuris dirba tiek su mokslinė veikla, rengia tokius pranešimus trumpus visuomeniai, tiek turim ir atsakingus už įvairių renginių organizavimą komandai žmonės, tai iš tiesų taip stengiamės veikti plačiai ir suteikti galimybę tiesiog psichologijos studentam gauti papildomų tiesiog tokių kaip naudų, ar ne, studijuojant, turėti bendruomenę, kuriai priklauso ir tiesiog greičiau įsilieti tą profesinį kelią. Taip gal trumpai. Tai pagalbos ranka iš esmės studentams psichologijos ir galbūt ir bendruomenė tokia savitai, kad pabendrauti ir šiaip tokia profesiniai draugai, sakykime. Jo, iš tikrųjų erdvė visokiom idėjom iš tiesų keičiasi, ir kartos, ar ne, keičiasi šiek tiek ir patys žmonės, tai labai smagu, kai ateina naujų žmonių ir su kažkokiam naujom iniciatyvom. Tai iš principo LIPSA tiesiog, turim organizacijos statusą nevyriausybinės, tai reiškia, kad dalyvaujam projektinės įvairiose veiklose ir iš tikrųjų visą laiką laukiam psichologijos studentų su kažkokiam iniciatyvom, kurie norėtų imtis kažkokių veiklų, kažką papildomais daryti, tai tikrai visą laiką suteikiam tam tiesiog erdvę. Ir kaip galbūt, jeigu būtų susidomėjęs koks psichologijos studentas ar studentė, kaip galbūt būtų galima patekti į LIPSA? Arba pretenduoti? Tai patekimas iš tikrųjų yra labai paprastas. Pirmiausia, reikia nueiti į mūsų puslapį internetinį, tai lipsa.lt. Čia lipsa.lt. Lipsa.lt ir užpildyti ten esančią nario registracijos anketą. Nariu gali būti psichologiją studijuojantis asmenis Lietuvos aukštosiose mokyklose tikruoju nariu. Taip pat mes priimam ir nebūtinai psichologiją studijuojančius. Jie gali tapti asocijuotais dalyviais. Tai reiškia, kad jie lygiai taip pat gali prisidėti prie organizacijos veiklų, tik tai jis negali užimti pozicijų tam tikrų ir balsavimo teisės, kadangi mes vis tiek veikiam kaip organizacija, turim juridinį statusą, tai pas mus yra tokių irgi balsavimų, rinkimų, prezidiumo ar panašiai, žodžiu, bet prie visų veiklų tikrai gali prisijungti ir esam turėję iš tikrųjų neatsimenu konkrečios krypties, bet visiškai ne psichologijos studijos, ten visiškai su geologija, gal kažkas susiję tokį narį, tai tikrai labai daug prisidėjo prie organizacijos veiklų, nes tiesiog domėjos psichologija. Tai jeigu domitės psichologija apskritai,
jeigu svarstot galbūt studijuoti, tai labai labai kviečiu prisijungti, pasibandyti ir susipažinti. Supratau, tai dėkojam už visą šitą pristatymą. Labai tikimės, kad kažkas tikrai bus susidomėjęs ir tikrai norės prisijungti ir prisidėti prie jūsų organizacijos veiklos. Tai galbūt tada prieikime prie šiandienos temos. Tai šiandienos tema yra sunkumai, su kuriais susiduria jauni žmonės. Ir galbūt iškart iš pavadinimo ir kyla tą klausimas, o kodėl tai aktualu? Na, turbūt įvairių tų sunkumų ar ne yra, pradedant nuo kažkokių tiesiog kasdienių dalykų, karjeros pasirinkimų, nes tai yra jaunų žmonių tam tikras ar ne ypatumas, to amžiaus tarpsnio, kad keičiasi ir savęs toksai supratimas ir vaizdas ar ne, pereinami suaugusiojo amžių iš paauglystės ir įvairūs pasirinkimai, ar studijuoti, ką studijuoti, įvairūs tokie iššūkiai ar ne. Ir tada atsiranda vėl visokie faktoriai, kaip kažkoks spaudimas, galbūt pasimetimas ir panašiai. Net ir žinant, ar ne, ko nori, vis tiek tavo gyvenimas šiek tiek keičiasi, tai tų sunkumų tikrai gali atsirasti. Na ir paskui visas tas gyvenimo kūrimas, ar ne, tai kiekvienam tam etape turbūt, kas yra nauja, ten ir gali iškilti kažkokie sunkumai. Tokie turbūt gal pagrindiniai, ar ne, tam amžiaus tarpsniai. Ir šiaip, manau, čia tokia dalinai ir iš asmeninės patirties, ir iš tokios patirties, kiek aš žinau iš artimųjų, tai kad mokykla, kadangi tai būna didžiąją dalį, didžiausia tavo gyvenimo dalis, ką jau buvai pripratęs, jau minimum 12 metų tu ten buvai, sėdėjai, ir mokykla turi savo įtampą, bet jinai tokia yra kaip ir, tu akivaizdžiai žinai, ką tau reikės daryti, viskas yra kaip ir tau paaiškinta, tu tiesiog turi daryti. Jeigu darai, nedarai, jau čia tavo pasirinkimas. Ir tada tu įkrenti į tokį kaip ir šaltą vandenį realybės, kad gerai, tų pasirinkimų gal daug, arba kartais gal nėra labai daug, o ką dabar, kur dabar suktis. O tada atsiranda ir pinigai, kaip čia su pinigai susitvarkyti, tada atsiranda spaudimas iš tėvų, aplinkinių, universitetą privalai pabaigti, nes kitaip neturėsi karjeros, kas nebūtinai yra tiesa. Tai iš esmės labai tas jaunų žmonių, man atrodo, ypatingai bruožas, kad patiria labai daug įtampos ir streso, ypatingai naujos įtampos ir streso. Jo, iš tikrųjų, tiesą sakot, nes daug kas keičiasi, ar ne, ir reikia pasirinkti, ir tas jo iš įprastos tokios rutinos, kur labai dažnai atrodo, aš ir save mokykloje prisimenu, atrodo, noris pabėgti jau viskas, aš noriu studijuoti tai, kas man įdomu, o ne tai, ką reikia, bet iš principo, jo, tavim yra pasirūpinta ir turbūt čia dar labai priklauso irgi nuo šeimos ar ne pozicijos, nes būna tikrai, žinau, iš savo aplinkos, savo bendramžį, kur ten buvo tau 18 ir viskas. Ta prasme, tu nebeturi namų, tu turėjai dirbti arba studijuoti, bet jau viskas. Dabar 18 ir tu esi suaugęs žmogus. Man atrodo, kad čia yra dar irgi labai didelis stresas. Kad, ta prasme, metai suėjo, bet gal dar tu nežinai, ką tu darysi su tą savo suaugusio gyvenimu. Tai, jo. Taip, ir kitas klausimas galbūt yra, tos problemos, jos skamba gana universaliai, tos jauno žmogaus problemos ir kitos kartos, ankstesnės kartos turbūt panašiai ir viską patyrė, bet kaip minėjai, kad padidėjo šiais laikais ir valgymo sutrikimų tendencijos, tuo pačiu pamažėjo savižudybių, tai galbūt kuom mūsų kartos, tos jaunų žmonių kartos, problemos galbūt išskirtinės yra ir skiriasi nuo senesnių kartų. Turbūt čia keli dalykai yra svarbus, ar ne, kalbėjom apie tos pasirinkimus. Tai lyginant su, tarkim, mūsų tėvais, ar ne, ten jau apie senelius nekalbu, kai net negalėjo ten eiti, ar ne, jeigu ten, ta prasme, neturi tam tikro statuso, ar ne, ir tavo šeima ten darė vieną, tai ten sunku į kažkokį aukštąjį mokslą eiti ir panašiai. Bet, dabar atrodo, kad, bet čia tas ir yra, kad atrodo, kartais toks ir priekaištas būna, ar ne, iš tų vyresnių žmonių jaunimą, kad jūs čia turit visko labai daug, jūs turit labai daug laisvės ir panašiai. Jo, bet tada su ta laisvė ateina ir tais pasirinkimais gausybę tu pasimeti, ar ne, nes
kaip tiesiog pasirinkti, ką pasirinkti, nes yra pasiūla labai didelė, ar ne, ir kartais vat, iš to irgi gali atsirasti tų problemų. Ir kitas dalykas, turbūt, vat, kalbant apie tuos sunkumus, na, vat, labai daug kas keičiasi, tos pačios, nežinau, vat, kiek per dabartinį, ar ne, ten 25 tuos metus, ar ne, nuo 2000-ųjų, kiek visko pasikeitė. Ta prasme, ir tik tais dažnėja, va, tie kažkokie pokyčiai, o kiekvienas pokytis, nu, vat, irgi yra kažkoks naujas stresas. Jauni žmonės prie to kaip ir, nu, geriau, ne, prisitaiko, nes jie tiesiog jau tame gyvena ir pripratę, bet tas tempas, nu, vat, tas visas greitis gyvenimo ir visko, atrodo, kad, na, iš tikrųjų duoda turbūt savo ir tų vat, nerimo sutrikimų, ir tų depresijos, ir tų valgymo, tai, nu, atrodo, kad iš tikrųjų visko labai daug, viską nori suspėti ir pabandyti ir išnaudoti tas galimybės. Ir tada, žiūrėk, atsiranda, kad tu nieko nebenori, nesuprantu, iš kur čia viskas tas atsirado, bet tiesiog, vat, visko labai daug, viską lygtais noris išbandyti ir tada toksai, nu, kaip ir perdegimas irgi, ar ne, nu, tu šių laikų tokia irgi atrodo kaip problema, bet kai pasižiūri, tai normalu, kad atsiranda, nes visko labai daug vyksta, tai... Šiaip net esu girdėjęs, dabar nenoriu su tą posakį pasakyti labai netinkamai, bet panašiai kažkaip angliškas šiaip posakis, bet bandysiu išversti kažkaip. Kad kažkaip badaujantis asilas ten ėjo per dykumą ir prieina prie pasirinkimo tarp vienokio maisto ir kitokio maisto ir ant tiek nesugebėjo pasirinkti, kad mirė iš bado. Ir iš esmės čia galbūt tokia ir yra, parodo tą problemą, kad tik dėl to, kad turi daugiau pasirinkimų, tai nereiškia, kad yra geriau. Kaip tai galbūt tai ir atneša tą tokį, ir aš girdėjęs iš labai daug draugų, man asmeniškai, aš aišku, seniau žinojau, kad psichologija man jau yra tas, bet kiek aš daug žinau žmonių, kurie tiesiog, nu, gyvena tokiam neviltynės, nežino, ką aš noriu daryti. Atrodo, ir tą galbūt norėčiau, bet nežinau, ar tas man tikrai, ar tą norėčiau, irgi nežinau, ar man tas tai. O to pačiu jau ir tada aplinka tavo sako, tai tu daryt turi kažką dabar staigiai, arba net ir konkrečiai, kad va, turi būti tas ir tas, o ne tas ir tas, ką tu nori. Tai man atrodo, tas labai atneša ir va, aplinkos lūkesčiai atneša labai daug to streso, bet to pačiu ir pati aplinka, kurioje mes esam, ta va, realybė mūsų dabartinės tipo visuomenės atneša pliusų ir minusų savitų, man atrodo, mūsų kartai. Jo, tai vat apie tos pasirinkimus kalbėjai ir apie tai, kad iš tikrųjų vat atsiranda tos nežinomybės, nu vat ką rinktis. Tai man atrodo, kad dar kas pasikeitė nuo, sakykime, tų sunkumų, su kuriais susidurdavo ten ankstesnės kartos, turbūt ir tai, kad to neapibrėžtumo ir nestabilumo vis dėlto yra daugiau. Nes, nu kaip būdavo, ar ne, atrodo, kad viskas kaip ir aišku, tu baigi ten mokyklą, eini į universitetą arba ne, arba eini kažkur dirbti kažką nekvalifikuoto darbo, nu tada jau žiūrėk, kad tu ten ir šeimą turi jau kurti kažkaip jau čiagi tau metai, ar ne, ir ten viskas, ir ten konkrečiai labai viskas. Nu ir tada galiausiai susirandi darbą, kurį dirbi visą gyvenimą. Bet, nu vat, ir ta prasme, ir dabar toksai, kur, ar ne, rekomenduoja ten darbą keisti kas 7 metus, kad ten, nu ta prasme, ir aš nežinau, čia gal yra mitas, aš esu šitą girdėjus, bet maždaug, nu kad vat irgi neužsisėdėt, kad vat kažko naujo patirti ir panašiai. Bet iš tikrųjų tai ir to neapibrėžtumo, o kokių profesijų, pavyzdžiui, reikės ateityje, ar ne? Nu, ta prasme, dirbtinis intelektas ir visa kita, ar ne? Ir iš tikrųjų, nu, viskas staigiai labai keičiasi, va tas pagreitis toks atrodo atsiradęs didelis. Ir tada, nu, iš tikrųjų reikia prie visų tų situacijų prisitaikyti ir tu nežinai, ar dabar, nu, ta prasme, kad yra, ne, psichologai, nu, čia irgi yra diskusija, kada mus pakeis, ta prasme, nes kažkada gal tai buvo visiška fantazija ir aš pati kažkaip visada buvau, kad ne, ta prasme, nu, to negali pakeisti žmogiško ryšio ir tada vat, dabar labai kažkaip pradėjau skaityti Harari istoriko vat, knygas, kuris Sapiens parašė, Homo Deus, ir dabar jo ten išėjo nauja knyga apie informaciją ir dirbtinį intelektą.
Ir tada tu matai, kad jo, iš tikrųjų mes irgi, ta prasme, nu, vat, turim tam tikrus tokius kaip algoritmus, kuriais, ar ne, nu, vat, dirbam ir tada galvoji, kad jo, gal kažkuria diena ir tavęs nebereikės, ir tada reikės prisitaikyti. Atrodo, kad jo, vat, besikeičiančiam tam pasaulyje yra daug, nu, tokių naujų iššūkių, kurių gal anksčiau, ne tai, kad nebuvo, jie buvo kitokie. Jo, ir turbūt, vat, nu, čia tas yra gal irgi ypatumas. Dar prieš tai buvau užsiminus apie būtent socialinės medijas. Ir man atrodo, socialinės medijos yra toksai, ypatingai mūsų kartai, nu dar gal viena karta anksčiau, millennials kartai, aš nežinau kaip lietuviškai, bet ta karta irgi jau būdami vyresni biški, bet irgi, nu, teko susidurti jiems su socialiniam medijom, gal ankstyvojoj jų stadijoje, bet mes kai tik užaugom su tuo. Nuo mažens jau buvo Facebookas, buvo kitokios visokios platformos, ir visa tai vis traukė mūsų dėmesį, vis traukė ir formavo mūsų realiai savęs įsivaizdavimą. Tai man atrodo, būtent socialinės medijos labai daug ir sukelia tų problemų, kurios, pavyzdžiui, ar vienišumas labai didelė problema, ar tarkim identiteto problemos, savasties tos problemos, nes labai lengva, tarkim, sudaryti blogą įvaizdį apie savo kūną arba apie savo gyvenimą, kai socialinėse medijose matai, kaip visi puikiai atrodo, arba kaip visi, atrodo viskas jam taip puikiai sekas, daily routine įkelia, kur aš atsikeliu 5 ryto, negeriu kavos, nes kava labai blogai yra, tada einu pabėgioti 5 valandas ir tada į darbą einu, toksai, kur labai tokius nerealistiškus standartus dar sukūrė ir viską, tai gal koks tavo įspūdis apie socialinių medijų įtaką jaunimui? Jo, aš manau, kad tai yra vienareikšmiškai įtaka ir, nu, ne tik mano nuomonė, bet jeigu paimsim mokslinius straipsnius ar tavo paminėtam vienišumui, ar ne, ar visom kitom problemom, tiem patiems sutrikimam, psichikos ir elgesio, ar ne, nu, ta prasme, tai yra atrandamas sąsajos. Negalim gal tvirtai sakyti, kad vat, būtent šitas lemia, ar ne, ir kad ten 100%. Ne, aišku, kad yra daug veiksnių įvairių, bet kad tai yra susiję tikrai. Ir va šitas toksai idealaus gyvenimo iliuzija iš principo jis yra nerealus siekis, kurio neįmanoma pasiekti, bet tada, vat, nu, kai ypač vat, jaunas žmogus, ar ne, nu, jis dar besiformuojanti asmenybė. Vat kai ir kalbėjom, ar ne, nu, nežinau gal ką veikti gyvenime, kur aš norėčiau, ar ne, kokia ta mano ateitis. Nu, tai šitai, man atrodo, kad tikrai duoda įtakos ir gali privesti, nu, va, tikrai prie tų rimtesnių problemų. Plus, tai yra 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę prieinama ir tu bet kada gali ir tau nuolatinė ta stimuliacija yra, ar ne. Ir va šitas reiškinys baimė kažką praleis dabar, va, irgi prieš jo, ar ne atsiradęs, nu, aš tą patį esu patyrus. Facebookas, kai užlūžo, o man reikėjo vat, su Lipsa kaip tik turėti ten prezidiumo posėdį ar kažką, nežinau, bet online. Ir tada, aš neturiu telefonų numerį. Toksai, kur, ką dabar man daryti? Tai mes turim susiskambinti, tai dabar kaip žinos, nužiūrėjau. Ir toksai vat atsirado ir tada kaip dabar tas Facebookas užlūžo. Toksai atrodo, kad, nu, nesu aš ten jau kažkokia priklausoma nuo tų socialinių tinklų, bet tiesiog, nu, tai yra mūsų gyvenimo dalis ir įprasta, ar ne, nu, vat tą turėti. Ir tada net toks dalykas kaip užlūžimas tau sukelia kažkokį stresą, nes atrodo, kad tu nebesi pasiekiamas. Bet tas pasiekiamumas, ta prasme, vėl yra problema. Nes ir darbdavys tau gali parašyti, ir, nu, ta prasme, kolega tau gali parašyti kažką ir tu, nu, realiai jo, tada sprendimas kažkaip, nu, tada ribot, ar ne, tą vat atsiranda. Bet jo, visas tas, ta prasme, kad ir vat kūno kažkoks vaizdas, ar ne, dabartiniai, nu, tokia su ta vat susiję tokiu, čia mano tyrinėjimų sritis, tokia vat studijose, tavo sveika mityba ir ten to fizinio aktyvumo, tokiu, kuris jau eina link tokio, kur jau nebe apie sveikatą, bet apie tai, kad tiesiog, nu, vat, ar ne, noris pasiekti kažką tobulą. Tai va tas irgi, nu, perfekcionizmas turbūt ir jo toksai
iš vienos pusės ir šlovinimas, nu, nes perfekcionistus mėgsta, ta prasme, visuomenė, nes jie daug daro, jie daug padaro. Taip. Ir jo, bet tada va to kaina, nu, ir gaunas, vat, visas tos problemos, ką sakėm. Jo, bet ir šiaip būna, kad kelia tos visus, kad ir rutinas, tas dietas visas, ir paskui labai tikisi, kad visi atrodys taip pat. Ir čia yra neįmanoma, kad ir būtent dėl to tas toks idealizmas susikuria, kad vat, jeigu tu tam padarysi 50 atsispaudimų per dieną, ten tas ir tas, ir tu atrodysi kaip aš. Nu ne. Ir tada kiekvienam žmogui tos toksai, bet aš noriu taip atrodyti, tas visi, žinai, tipo, šiaip iš seniau, kad ir tos pačios, nežinau, kad ir paprasti filmukai iš seniau, kaip, pavyzdžiui, rodo princesės gražias tokias ir su, realiai be jos mens, be nieko. Ir nuo pat mažens tas toksai įsivaizdavimas ir bandymas pritapti, prie ko yra neįmanoma. Bet aš norėjau paklausyti dar vieno dalyko, aš nežinau, ar jūs matėt, bet šiaip TikTokas labai daug, šiais laikais paveikia jaunus žmonės. Iš tos pusės, kad aš labai dažnai matau, kaip trendai keičiasi, vienas po kito. Ten praeitą mėnesį buvo rudi plaukai, ten labai trendina. Kitą mėnesį blondiniški plaukai labai trendina. Tas pas, ten nežinau, su kūno formom ir kaip čia pasiekti tą, kaip išsinaikinti tą, kaip padaryti tą. Ir atrodo, vis ant viršaus kelia tos papildomus kažkokius standartus, kuriuos turi pasiekti ir jie yra neįmanomi pasiekiami. Ir tiesiog, apie tą noriu pakalbėti, pasidalinti, ar nežinau, ar jūs matėte šitą, ar esate atkreipę dėmesį, ar kaip. Šiaip pat įdomus dalykas, kad man atrodo, jeigu, mano kartai, mūsų kartai turbūt Facebookas, Instagramas, tokie kaip, Facebookas kaip pagrindas, tai dabar aš pastebiu, kad jaunesnė, ar ne, ta Z, turbūt, ar ne, vadinama karta, dabartiniai gal nepilnamečiai, kad jiem tas TikTokas yra. Aš, pavyzdžiui, čia jau netgi, mūsų, ar ne, panašaus labai amžiaus žmonių iš principo atsiranda jau tie skirtumai. Tai jo, ir man atrodo, kad, ten irgi yra daugybė visko ir daugybė tų pasirinkimų ir tiesiog, kaip tada, norisi pritapti, ar ne, bet tuo pačiu ir tu matai rezultatą, bet tu nematai proceso, kaip tas atsitinka. Ir tada jo, tokie nerealūs kažkokie įsivaizdavimai turbūt ir kyla. Aš iš tikrųjų tokia, mintis labai ir susijusi gal su to, ką mes dabar aptarėm, apie specifiškai socialinės medijas iš filmo Social Dilemma, nenoriu gal sumeluoti, kur sakė, kad mes dabar esame labiausiai connected laikuose, hyper connected laikuose, kad bet ką, net ir kitam pasaulio gale galim per sekundės pasiekti. Bet to pačiu mes esame vienam iš laikų, kur mes vos ne labiausiai vieniši jaučiamės. Ir dėl to, nes man atrodo, vis tiek mums reikia to gyvo kontakto. Ir žinutės, nežinau, yra žmonių, kurie gali susirašinėti ir jiem ten lafa. Aš asmeniškai, 50 minučių aš pasirašinėsiu, po to aš jau galvoju, aš nei matau to žmogaus, nei matau reakcijų, nei humoras gali būti, nei to šiltumo jaučiasi, kai bendrauji per telefoną. Ir atrodo, kad kartais žmonės pamato tą bendravimą žinutėmis, kaip vos ne pakaitalą gyvam bendravimui. Nes tai patogiau, tai paprasčiau, kam man važiuoti iš kito miesto, kad susitiksiu su draugu, kurio ilgai nemačiau, galiu pasirašinėti tiesiog. Ir man atrodo, tas labai sukuria to tokį kaip ir atsitraukimą nuo viens kito ir tokį iš patogumo kylantį tokį izoliavimą savęs. Jo, aš visiškai sutinku ir labai gerai paminėjai, iš tikrųjų, čia tas paradoksas, kad tinklai, kurie turėjo mus sujungti, iš principo labai atskyrė. Bet dar vienas dalykas, kas atėjo, kas labai didelis pokytis, tai pandemija. Pandemija dar labiau tiesiog, man atrodo, tiesiog pagreitino, nežinau kiek metų tą ar ne, atėjimą prie nuotolinio gyvenimo. Nes, mokymasis, ar ne, mokykla, tai kas yra mokykla žmogui? Tai yra pirma kažkokia tai socialinė sistema, kita negu šeima, į kurią jis ateina. Ir ten jisai mokosi iš principo bendrauti, megzti santykius, gyventi. Dabar atsitiko kovidas, ar ne, mokyklos nebėra, kiemo nebėra, ten jau super, ar ne, viskas buvo, bet iš principo tas nuotolinis jisai vis dar tęsiasi. Ir pavyzdžiui, įmonės net ir pas mus Lipsoj, iš tikrųjų mes turėdavom
tokius susitikimus su nariais, tiesiog prie puodelio kavos, arbatos, picos ar dar kažką, ar ten kažkoks stalo žaidimų vakaras, nu, tiesiog pabendraut, va, taip neformaliai ir susipažint ir tuo pačiu kažkokias idėjas vystyti kažkokiam veiklom ir panašiai. Ir tada atėjo vat, pandemija, visi nuotoliniai tie susitikimai ir posėdžiai. Ir dabar mes pastebim, kad tai darom gyvą susitikimą ar tai nuotolį, nes, nu, ta prasme, greičiau, patogiau va tas. Ir tada dabar reikia dėti pastangų, kad, jo, man reikės nuvažiuoti, reikės parvažiuoti, tai čia plus valanda gaunasi. Nu, žodžiu, tokio, kad tikrai apsunkina tą, bet tada pagalvoju, bet, nu, o ką tu gauni, nes, ta prasme, nu, tikrai tas gyvas kontaktas, gyvas bendravimas, kaip ir sakai, visų, nu, ta prasme, reakcijų, neverbalikos pamatymas, nu, tai yra svarbi bendravimo dalis ir iš tikrųjų dar tie, nu, vat, kažkokie FaceTime'ai, Zoom'ai, tai dar tą kažkiek matai, ar ne, bet žinutės, nu, tai tu visiškai nematai, ar ne, ir tikrai man atrodo, kad čia irgi yra jo tokia šių laikų problema, bet jinai tikrai, nu, svarbi, nes nu, labai keičia mūsų kasdienybę. Aš norėjau pasakyti, vat, dėl to viso susitikimų, pavyzdžiui, kad online geriau daryti, tai mano pažįstama baigė studijas, realiai online, kai buvo vat, COVID'as ir savo kursiokų visiškai nepažįsta. Jinai net nebuvo nei karto susitikus ir vat, jokio ryšio ir nebuvo tarp jų. Antras dalykas, visas tas vat, karantinas dar labiau paspartino kažkokią socialinę baimę bendrauti ir dar labiau, kažinau, paspartino žmonės jog užsidaryti dar papildomai. Ir tas labai matėsi, nes, pavyzdžiui, iš mano patirties, kai tu būni uždarytas tarp 4 sienų tokį ilgą laiką, net keista su žmonėms susitikti. Ir nežinau, ar čia irgi dėl to paveikta, ar šiaip, nežinau, dėl amžiaus ar dėl kažko, bet man kartais net sunku bendrauti su kitais ir tasai po to viso karantino socialinė baterija net greičiau išsikrauna, negu buvo prieš tai. Tai vat irgi labai didelė problema yra su šituo. Padariniai kažkokie. Jo, tai čia vat, trumpai dar net reaguojant apie tos vat, COVID padarinius, tai čia begalės tyrimų iš tikrųjų padaryta jau yra. Ir ta prasme, nu, man vat, tas buvo toksai iš vienos pusės, nu, ir pliusai, ir minusai. Nu, tie pliusai tokie žiauriai skamba, bet aš atsimenu Velykas berods, kada buvo visiškai, bent jau Lietuvoje, ir, na, vat, viskas uždaryta, ir mes susėdom prie stalo, nu, tie, kas gyvenam kartu, ar ne, ir ten skaitomės tas, žodžiu, vienetas, kuris gali kartu būti, nu, ir susijungiam, žodžiu, vat, su kitais giminėm. Ir tada, va, toks atrodo, tie žmonės, kurie gyvena ir šiaip, nu, vat, serga tam tikrom, vat, turi kažkokių psichikos sutrikimų, socialinį nerimą, ar ne, depresiją. Ir jiem yra sunku išeiti arba nuo jų žmonės nusisuka ir jie tampa, vat, tokių namų įkaitai. Aš tada tai pagalvojau, dabar žmonės galės suprasti, ką tai reiškia. Ką reiškia visą dieną sėdėti namie, ką reiškia, kai tu negali išeiti susitikti, ar ne, nu, vat, yra kažkokie tais apribojimai. Tai iš principo tai dar paskatino, nu, va, tuos sutrikimus ir tikrai, čia sakau, yra tyrimai ir, nu, matėsi, kad po karantino tos pasiekmes psichikos sveikatai tikrai jos yra labai didelės ir jos tęsiasi iki šiol. Bet iš kitos pusės, nu, vat, žmonės galėjo suprasti, ką reiškia, vat, taip gyventi ar ne, taip būti, kai tu, nu, negali bendrauti, negali išeiti. Tai, nu, sakau, va, toksai, jeigu tai pagalvoji, tai gal, nu, vat, ir kažko atnešė, ar ne, nu, va, tokio per kažkokius skaudulius, bet kaip ir tokio suvokimo visai reikšmingo, visai svarbaus. Man šiaip atrodo, visos tos naujovės ir naujos technologijos, ir čia nuo senų laikų ganėtinai, man atrodo, jau ir tada taip žmonės sakydavo, kad atneša tam tikrą patogumą. Ir man atrodo, patogumas iš savęs, kad ir koks jisai būtų, jisai toks yra dvipusis kardas. Nes taip, kai yra kažkas patogiau, tai yra, jeigu tavo kasdienė rutina tiesiog palengvėja, labai gerai. Bet to pačiu, kad kartais, kai kažkas yra lengviau, bet tarkim nėra taip gerai tau, tą lengvą pasirinkimą kartais yra patogiau rinktis tada. Nu, ir man tai asmeninė mano gyvenime yra geras labai pavyzdys to su Bolt Food. Arba Volt. Iš esmės, kai aš tam tikrą laiką gyvenau užsienyje, ten dirbau, bet ten nebuvo nei Volt, nei Bolt jokių.
Ir iš esmės nebuvo pasirinkimo, net kad pavargęs esu, neturiu normaliai maisto namie, užsisakysiu, tiesiog bus paprasčiau. Nu ir ką, eidavai į parduotuvę, nusipirkdavai, pasigamindavai, pavalgydavai, neliks nevalgęs vis tiek. Kai grįžau į Lietuvą, iškart, kai tik tai esi pavargęs, tingi, vos nepatogumas, yra kas patogiau. Ir tai paskatina, man atrodo, tokius, vėlgi, paskatina tave savo padėti, savo palengvinti kažką, kai, to rezultatas galbūt net pablogina. Ir tai galbūt yra tiesa net ir su to izoliavimu savęs. Kai kam varyti tą susitikimą, kai tau dabar reikės iš namų išeiti, reikės kažko gyvai bendrauti, reikės net ir į dušą nueiti, kai turi rimtas problemas, tai gali būti sunkumas. Ir kai turi alternatyvą, susiskambinsiu tiesiog per Zoomą, kamerą išsijungęs būsiu, pasakysiu 3 žodžius ir išeisiu. Ir tada taip, tai labai padaro lengvą terpę tiesiog izoliuoti save, nes patogu. Ir tas patogumas, pasakau, dvipusis kardas. Tai patogiau, nes tau nereikia gal susiskambinti su kažkuo ir važiuoti į kitą miestą, bet tuo pačiu skatina ir negatyvias pasiekmes. Jo, ir va čia dar tas patogumo aspektas ir kasdienėse veiklose. Aš atlikinėdama praktiką turėjau neseniai vieną klientę, netėjo psichologinių konsultacijų ir tiesiog išsakė tą, kad mes kažkaip ten dirbam ties veiklų kažkokių galvojimų, kas mažintų galbūt tą nerimą, kas problemas, ir tada kažkaip sako, bet sako, dabar ir siurblys pas mane elektrinis yra, ir indaplovė. Aš nebeturiu namų, viskas sutvarkyta, valgyti daryti nereikia, Ir atrodo, kad palengvina mums kasdienį gyvenimą, bet iš kitos pusės ir tada, tokių, kur tu kažkokias fizinės veiklos, kad ir užsimdamas tų pačių namų tvarkymą ar dar kažko, tavo smegenis tuo metu gali ilsėtis ir tu dar fiziškai, tas fizinis aktyvumas kasdienis yra, ar ne, toksai minimalus. Ir tada, kai viską pašalinam, tai liekam su savo mintim ir tada viskas pradeda lyst. Ir mažėja visas šitas socialinės tos sąveikos, kas irgi yra svarbu. Tai Ir man atrodo, vėlgi labai dažnai, man atrodo, būtent ir yra pokalbis su jaunais žmonėm, kodėl, tarkim, galbūt mūsų dabar tos problemos yra kitokios ir gal tas specifinės, labai dažnai siejamos su socialiniam medijom specifiškai. Bet man atrodo, tas ir yra, kad tiesiog net ir technologijų gerėjimas, didėjimas, tai jau automatiškai net ir pasunkina, nors ir atrodo, kad palengvina visą tą tipo tiek savarankiškumo procesą savotiškai, nes, kai tu, tarkim, turi Bolt Foodą, tai kam tau mokintis gaminti maistą normaliai? Tiesiog užsisakinėsiu pastoviai. Ir tada sveikatai prastėja. Tuo pačiu ir Uberis, tarkim, kai yra, ką man važiuoti su autobusu ten ilgesnį laiką, galiu užsisakysiu, ten tie 5 eurai nieko tokio ir nuvažiuosiu. Tai ir tas, viskas paprasčiau, bet tuo pačiu užslėptos problemos yra visur. Ir čia tas pats daugiau pasirinkimo. Taip, tu gali rinktis gerą pasirinkimą, bet kai yra lengvesnis blogas, tai gal nieko, 1 kartą, 2 kartą. Tai man atrodo, kai nėra viskas taip akivaizdžiai tau suplanuota, tos problemos tada yra tokios, taip tavo kontrolėje, bet tai, kad tavo kontrolėje yra, tai nereiškia, kad tu gali kontroliuoti taip pilnavertiškai. Ir kadangi jau šiandienos, kaip ir mūsų laida jau į galą eina, nes jau labai daug aptariam, galbūt yra kokios keletą minčių arba patarimų, kurios būtų galima duoti jauniems žmonėms, kurie susiduria su kažkokiam problemom. Mes kažkaip čia taip mūsų pokalbis išsivystė į tas socialinės medijas ir jų tą poveikį viskam, mūsų būsenai ir apie tų pasirinkimų daugybę, ir apie tą neapibrėžtumą. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad tas, ką pasirinkti, ar tai būtų, nežinau, kažkokia tais karjeros kryptis, ar kažkoks tai darbas, ar kažkokia tais veikla, ar santykiai, ar dar kažkas, man atrodo, kad svarbu labai pasižiūrėti, kas yra, mano, nes į mus iš tikrųjų, daug yra sudėta, ar ne? Šeima į mus sudeda savo kažkokių lūkesčių, norų, traumų,
traumų ir panašiai, tada ar ne, na, vat, visuomeniai vertinami labiau, nu, vat, tie žmonės, kurie ekstravertai yra, ar ne, ten A-tipo asmenybės, perfekcionistai ir panašiai, vėl atsiranda toksai spaudimas, tada vat, pasimeti, ar ne, ir tada nežinai, o tai kur, nu, ką man daryti, vat irgi gali toks būti jausmas, kad atrodo, nu, kažką darau, kaip ir, nu, viskas tinka, čia visiems tinku, bet kažkaip, nu, vat, nejaučiu kažkokio malonumo, dar kažko, nes gal tai yra, nu, ne tai, kad tu norėtum iš tikrųjų daryti, ne, tai ta prasme, nu, toksai, vat, jo, sustoti ir kažkaip atsirinkti, vat, nu, kiek manyje to, ką dabar gal veikiu, yra iš tikrųjų, vat, mano to, ką norėčiau, ir tai nėra lengva padaryti, kad, vat, atsisėst, ar ne, ir dabar galvot, nes kai, nu, užsisukam tame, tiesiog nebeatsifiltruojam to ir tarp tų pasirinkimų iš tikrųjų galima pasimesti, tai jo, nu, tokio darbo su savim, jo, savistabos tokios vis pasižiūrėjimo, kaip aš jaučiuosi, ar aš gaunu kažkokį malonumą iš to, ką aš darau, ar tai yra vien tik dėl kažkokių tais rezultatų, ar dėl to, kad kažkada ateityje man tai pravers, ar ne, bet, vat, nu, dalykas tas, kad ta ateitis taip tokia nenuspėjama ir taip greitai keičiasi, kad ten pasirinkęs kokią nors profesiją, kuri tau atrodo dabar žiauriai perspektyvi ir ten, nu, žiauriai pelninga, ar ne, ir tu ten gyvensi labai gerai. Ir dabar kankinsies, nes tu tą ten pasirinkai studijuoti ir žiūrėk, gal jos nebereikės, ar ne, arba sumažės kažkoks poreikis. Tai, nu, man atrodo, jo, vat, šitą įsiklausyti savęs tarp tų visų triukšmų, nes, nu, man atrodo, kas vat, visuomeniai dabar yra, nu, va, tas triukšmas. Tai tu negali atrasti kažkokio tais tiesiog, nu, vat, laiko, nes ar tai tavo telefonas nuolatos ten pypsi ir kažkokie pranešimai eina, ar tai, nu, vat, išeini, nežinau, kad ir tą pačią parduotuvę, ten yra reklamos, ten viskas ir iš tikrųjų, nu, viskas veikia tą mūsų psichiką ir tą mūsų savijautą. Tai jo, vat, kažkaip, nu, atrasti laiko tam triukšmingam pasauliu, kažkaip pabūti tyloj, gal man toks kažkoks atrodo. Ir neskubėti ir iš tikrųjų, vat, nuvertinti tą ir bendravimą, ar ne, vat, apie ką mes irgi kalbėjom. Aš vat, taip irgi, nu, mano bent jau aplinkoje yra, vat, žmonės panašus, aišku, į mane, ar ne, nu, vat, tokie irgi daug ką veikiantis, tas atrodo užimtumas yra didelis ir susitinki ten kartą į pusmetį, vat, su labai gerais draugais, nu, kur prasilenki, ne kursiokai, ar ne, nedirbam ten pat, negyvenam ten pat. Ir tada vat, kažkaip, nu, pajunti, kad iš tikrųjų tai ten yra prasmė. Jo, tu daug darai, daug padarai, gauni kažkokių pliusiukų, įvertinimų, čekų, ar ne, bet tai pagalvoja, jeigu to žmogaus nebūtų mano gyvenime. Ir tada, nu, tai truputėlį nusveria, tai va tokio irgi nu, balanso, turbūt nuolatinis irgi va, tas išeina apie tą balansavimą tarp to, kad jo aš siekiu ir tada dirbu dėl to, bet ir to, nu, malonumo kažkaip pajūtimo. Nes tas produktyvumas irgi, man atrodo, dabar yra toks produktyviam būti labai svarbu. Ir tada vos neateina savaitgalis ir tu tiesiog nori pagulėti lovą ilgiau, bet tau mintis šauna į galvą, kad aha, bet aš tau tinginiauju. Aš kažką turėčiau daryti dabar. Tai dabar esmė, bet mums reikia tos tinginystės. Bet ir šiaip aš nežinau, ar jūs sutinkat su to, bet šiaip labai reikia dažnai atsiminti tą, kad kiekvienas dalykas turi savo laiką ir dėl tų visų socialinių tinklų įtakos labai dažnai būna, aha, man 25 ir aš nieko nenuveikiau, aš to nepadariau, aš nežinau, nenusipirkau būsto, nebaigiau mokslų kažkokių, bet nu, kiekvienas dalykas turi savo laiką ir mes turim tiek daug iš tikrųjų laiko kažką nuveikti, tai jeigu tau kažkas patiks ir tu rasi ir turi visą gyvenimą atrasti, ko tu nori, tai reikia tiesiog ieškoti, ir stengtis kažkiek pamiršti tą, kad reikia prisiderinti prie kažko. Ir manau labai svarbu stebėti save ypač socialiniuose tinkluose, kad nesekti žmonių tie, kurie, pavyzdžiui, dėl kurių tau kyla frustracija. Galbūt sekti tos žmonės, kurie tau kaip tik galėtų būti atvirkščiai motyvaciją sukeltų. Tai vat, manau, labai reikia šitą dar irgi atsiminti. Nu, iš esmės, tipo, kaip reziumė, tai man atrodo vienas dalykas, tai daug daugiau reflektuoti. Ir galbūt
labai naudinga yra daugeliui išmokti tinkamai reflektuoti ir iš esmės tinkamai, kuo įmanoma realistiškiau peržvelgti visą savo situaciją. Galbūt kitas momentas, kad neskubėti tiek, nes čia yra toks jau mūsų, kai tik tai išeini iš universiteto, atrodo, viskas jau tu esi lenktynėse ir jeigu kažkur kažkas ne taip, tu atsilieki. Ne. Žmonės būna pasiekę savo karjeras ir atranda save, būdami daug vyresni ir turi nuostabų gyvenimą. Tai nebūtinai viskas bus taip, kaip įsivaizduoji arba taip, kaip matosi socialinėse medijose. Ir galbūt paskutinis, tai kad įsivertint vertybės ir skirt laiko, kam svarbiausia. Galbūt taip. Tai va. Tai dar kartelį ačiū Gintarei už šiandienos temą ir už tai, kad pasidalinai ir savo nuomonę ir tuo pačiu ir savo žiniomis su mūsų žiūrovais. Dar kartelį žiūrovus skatiname, kad daugiau pasidomėtų apie Lipsa veiklą, jeigu puslapį gal pakartoti. Jo, mes turim iš tikrųjų, tai pirmiausia padėkosiu, kad pasikvietėt, kažkaip tikrai tas laikas greitai praėjo ir buvo smagu pasikalbėti ir atrodo, kad būtų dar labai daug temų ties kuriuom pasikalbėti, ar ne? Tai va, bet tokius pokalbius tikrai galite atrasti Lipsoj, ta prasme, ne prieš kameras, bet šiaip diskutuoti apie tai, kas atrodo svarbu, kokias problemas ar ne, matom, iš tikrųjų ir ką norėjau labai paakcentuoti, ar ne, irgi dar toj visoj mūsų temai, tą tokį pajautimą bendruomenės, to socialinio palaikymo, ar ne, tai kažkokios organizacijos, ar tai būtų nevyriausybinės, ar kažkokios profesinės, jos dar priduoda šito, kad tai yra socialinis palaikymas ir žmonės, kurie mąsto panašiai kaip tu, ar ne, ir galbūt susiduria su panašiom problemam kaip tu. Tai kalbant apie prisijungimą prie Lipsos, galite ateiti, pasibandyti, rasti mus galite sekti socialiniuose tinkluose, Facebook ir Instagram Lipsa. Ir taip pat mes turim internetinį puslapį www.lipsa.lt, kur galite rasti registracijos anketą ir prisijungti prie mūsų gretų ir tiesiog iš arčiau susipažinti su organizacija, tai ir įgyvendinti savo kažkokias svarbes idėjas, arba tiesiog pasidalinti su tuo, kame gyvenat. Psichologijos studijose daug iššūkių yra, tikrai daug, čia nėra lengvos studijos ir visai yra gerai turėti ne tik kursiokus kažkokius, bet šiaip ar ne, žmonės iš skirtingų sričių, iš skirtingų universitetų, skirtingų patirčių, tai iš tikrųjų erdvė tiesiog būti kartu, tas turbūt irgi yra veiksnys, tai tiek. Tai labai linkime ir skatiname, kad prisijungtumėte į Lipsa gretas žiūrovai ir šiandienos temai bus tiek. Tai iki kito karto. Bučkis. Bučkis.